sveiki visi. 24 gruodžio prieš šventinės dienos, reiškiasi -12 laukia, viskas apšalo. Žiema stuktelėjo tokia normaliai šaltukas. Viskas apšalė. Nutariau užvest, pabandyti mašiną, nes daugiau kaip 2 savaitės gal neužvedinėjau. Važinėjom su elektrinė. Čia akumuliatoriai labai silpni. Noriu pasakyti, kas tarkim turi vieną akumuliatorių mašiną. Šitoje mašinoje pas mane 2 akumuliatoriai stovi automobilio. Ir jie kažkodėl sėda. Gal kur nors nuotėkis šitos energijos, nežinau. Tai pas mane dar 2 stovi po sėdinį čia. Kada namelį tampom, tai reikalingi dar 2 ten inverteris. Ir parodysiu. Įjungiam tuos automobilio akumuliatorius, atrodo 10,5 volto. 9. Vienu žodžiu, nelaiko. Kažkodėl tai jie sėda, ko taip šokinėja man šitas, va. Nelaiko. Dabar įjungiame, tarkim, išjungiam va šitos, kurie čia posėdinė, papildomi 2. 12,3. Ir dabar kaip užvedinėjam. Jeigu tokie akumuliatoriai, čia mašinos neužvesi. Jeigu pabandyti. Viskas, va, start, raktų, va. Absoliučiai, net nereaguoja. Darom šitai, va, 5-6 voltai. Iš vis, nežinau kas, kam reikalas. Įjungiam šitą mygtuką ir užvedinėjam nepašildžius net. Beveik. Irgi ne. Nu, 12 rodo. Turėtų būti. Va, net žvakių nešildžiau. Mašina vedasi puikiai, o akumuliatoriai problema. Tuoj pradės krauti viską kartu. Bet ką noriu pasakyti, papildomi akumuliatoriai pliusas. Aš pajungęs perėlę, kada variklį išjungi, iš automobilio energija nepereina. Jie atsijungia. Čia tam, kada reikia, pavyzdžiui, imti šitos akumuliatorius, naudoti namelių, kaip papildomi, jeigu ten pasėda. Arba tiesiog, kada norim čia važiuojam atskirai kokią užsivyrinti kavos, ar kompiuterių pažiūrėti, 220 reikalinga. Ir va, ir užvedimai yra pliusas gaunasi. Kaip sakant, jeigu tie pasėda, tai su šitais galima užvesti. Čia geras dalykas. Bet reikia aiškintis priežastį, žiūrėti, kodėl sėda akumuliatoriai. Ir dar neaišku, kodėl krauna. 15,3 voltų duoda, kaip ir per daug. 14,8. Tai todėl, kad 4 akumuliatorius dabar krauna. 400 ampervalandų beveik. Ten nėra, biški mažiau. 3 akumuliatoriai po 100 ir vienas atrodo 70. 15 ir vienas, tai 15 voltų čia Fordui liktai skaičiau kaip ir normalu. Kaip ir turi, jis paskui pats reguliuoja, ten atjungia, nes kitose mašinose skaitosi per daug, turi būti 14 ir 4 maksimumas. 14,5, va taip kažkur. Nežinau kodėl. Gal nuotėkis tikrai yra, kodėl sėda akumuliatoriai. Kad krauna, tai čia 15 nieko čia. O gal ir blogai irgi tame problema, paskui per didelis voltažas yra. Nežinau. Žodžiu, reikia aiškintis. O net šildytuvo nebuvau išjungęs, kaip vedžiau, nes žvakių nešildžiau. Taip kad variklis liuks. Taip ir turi būti. Žvakės pašildyti faktiškai, gerai, bet jau prie -20-25 reikia būtinai, jau 15-12 laipsnių, 10 jinai turi vestis, net tada geras variklis. Tai va, gerai. Darbus dirbti kai kuriuos iki pietų, paskui išvesim jau. Laukia šiandien saulės mažiau. Vakar buvo daugiau giedra, šiandien va apsiniaukė. Matyti, truputį atšilinės. Mašina jau pašilo, galima bus išjungti. Viskas gerai, taip pabandžiau. Ir čia lengvai vedasi. O, smakius, tu iš kur? Tokio greičio.
Namo nori sušalai? To eisim. Čia sandėliuke užėjau, šilta. Duris apšildžiau šiais metais. Ir šilta, pažiūrėjau, termometras yra +4 laipsniai šilumos. Ten termometras. Iš polistirolo tokia dėžė čia padariau, nesimatoma, čia uždėtas lapai, lakštai polistirolo tokia dėžė ir ten sudėjau viskas, kas bijo šalnų. Tai ten visokie gruntai, cementas, klijai plytelių, kad negautų drėgmės. Tai va dabar labai gerai, kad čia šilta. Reiškia, minusinės ten nebus net iki 20 šalčio laukia, jeigu trumpai. Sandėliukė minusinės neturėtų, iki 0 gal nusileis. Kaip gerai, kad pabaigiau visus darbus. Nu, beveik visus. Čia smulkmenos liko. Tokius trikampis neįklijavau, jau per šalta. Oras buvo per šaltas klijuoti. Bet va, trinkelės pabaigiau, kurių net neplanavau šiais metais. Pavasario gabaliuką. Rožė mūsų pasislėpusi po šiltais rūbais. Nu ką, apšalo namelis, saulės nėra, panelės apledėjusios visos, nieko čia naudos nėra. Reikia ant namo statyti, kampų va tokių, tada nauda bus. Tampa žiemą sandėliu pas mus. Vat, labai gerai valtį galima įnešti. Dar kol kas nepadarė, kur jie laikyti, kad jos pastovės vietos. Tai žiemai šiltnamį dedam. Ir staklės įnešiau šį kartą. Taip buvo sandėliukė, bet dabar pjoviau čia gruodžio mėnesį malkas. Lentas visokias tai įnešiau čia, nes sandėliukas užkrautas. Taip, kiek šiltnamį laipsnių pas mus. Nu, dabar jau diena, 1 valanda dienos, jau laukia -6 atrodo. -3,5. Jau matosi. 3,5 kažkas minuse. Sandėliukė +4. Nu, vat. Kaip sakant, paskutiniai tokie darbeliai prieš šventės. Reikia baigti. Turbūt vakare stalas bus, vakarienė šventinė skani. Tai vat, tokie vat reikalai. Malkas dar panešiau, padėliojau. Nu, užkraudinėjai ten katiliniai, ten tą patalpą malkom. Nespėjau čia iš rudens susinešti, tai dabar reikia iš malkinės visas malkas, visas lentas ten išgabenti, išnešti, nes ten kai kurios stovi jau, nu, turbūt bus 7 ar 8 metai. Kad sutrūnys, tai pjuvenom kūrensim tada. Reikia jas, kaip sakant, sudeginti, išnešti ir naujom užkrauti, kada bus. O nes jos vis kaip kraudavau, papildydavau naujom, a tos vis stovi ten, nu, gale. Niekaip negaliu prie jų prieiti. Tai va, tokie reikalai. Atėjo vakaras. Matot, kokios lemputės pas mus gražios. Kiekvienais naujais metais uždegame. Aišku, mažai jų, tik tai tiek.
norėjau, kad aplink visą būtų. Vieną nupirkom, o po to jau viskas, daugiau neradome. Kaip mane geriau matosi, nu va taip matosi. Uždegiau šviesą biškį, kad matytųsi. Vat noriu trumpą tokį pasveikinimą padaryti. Visus, reiškia, su artėjančiom šventėm. Ir palinkėti visiems sveikatos, stiprybės, svarbiausia loginio mąstymo ir aiškių minčių. Kad žmonės, kaip sakant, mąstytų blaiviai ir nesudurniotų tada, kada nereikia. Tai va, o jeigu norite išraiškingą, labai gražų pasveikinimą pasiklausyti, žiūrėkite Vytos dienoraštis. Jis sveikina, labai gražus pasveikinimas. Tai tiek, su šventėm visus.